Šios kelionės pabaiga buvo šiek tiek kitokia nei kitų kelionių, nes tai buvo pradžia, kur kas geresnės kelionės pradžia. Aš pamenu, kaip mes išvydome daugybę skirtingų veidų, kuriuos mums atskleidė ši stebuklinga šalis, vardu Čilė. Šiaurės sausumose plytinti Atakamos dykuma, metanti iššūkį iškęsti kaitinančios saulės karštį ir stebinanti savo derlingomis žemėmis. O pietuose didingi ledynai, kur tylą perskrodžia tik trupantys ledo gabalai, kurie pasiekia jūros vandenį, tylumą pakeičia į garsų simfoniją. Andų kalnų galybė, kur vingiuoti keliai pradingsta aukštai danguje ir jaučiamas didingumas, kokį suteikti gali tik Andai ir Ramiojo vandenyno platybės, 4300 km gilaus ir paslaptingo mėlio, kuris taip traukia jūreivius ir atradėjus ieškoti gilumoje pasislėpusių paslapčių. Šios 4 vietovės, natūralūs gamtos barjerai, rūpinasi viskuo, kas čia gimsta. Rūpinasi vynu, kuris tauriai atskleidžia visus šiose žemėse užtinkamus pojūčius ir aromatus. Pasaulyje egzistuoja daugybė vyno rūšių, tačiau tik nedaugelis jų užsitarnavo gerą vardą. Be to, apie šių vynų kilmę yra mažai kas žinoma. Geriausiuose Čilės slėniuose gimsta vynas. Kokybę jam suteikia dirvožemis, kuriame šis gėrimas pradeda gyvenimo ciklą. Gimsta vynas, kurio vynuogynus nuo įvairiausių negandų apsaugo 4 natūralūs barjerai. Gimsta vynas, kurio vienintelis tikslas – pristatyti Čilę visam pasauliui ir paversti ją žinomų vyno kraštu. Vienas populiariausių vynų visame pasaulyje. Ir tai yra Frontera. Tai yra Peumo vynogynai, augantis garsiame Rapel vyno slėnyje, kur tvyro švelnūs orai ir vaisingos žemės, derlingas dirvožemis, kalvotos vietovės ir giedras dangus sukuria idealias sąlygas vynuogėms bręsti. Jos lėtai sirpsta glostant šiltiems saulės spinduliams. Yra ir daugiau nuostabių vyno vietovių. Tai Kasaplankos, Maipos, Kuriko ir Maulės slėniai, kuriems gamta suteikia išskirtinės klimato sąlygas vynuogėms sirpti. Iš mūsų vynuogynuose surinkto vynuogių derliaus spaudžiamas vynas, kuris vėliau brandinamas nuo 2 iki 12 mėnesių nerūdijančio plieno statinėse, priklausomai nuo kiekvienos vynuogių veislės poreikio. Frontera vynas atskleidžia tobulą tvirtumą bei savitumą, kuriuos gėrimui suteikia puikios vynuogės ir jų kilmė. Taip gimsta įvairiausių veislių vynas: Cabernet Sauvignon, Shiraz, Carmener, Merlot, Rosé, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Blanc, vėlyvo derliaus ir Pinot Grigio. Derlingose slėniuose užgimusiai vynuogiai, nukeliavus ilgą kelią iki gėrimo išpilstymo į butelius, mes gauname tvirtą ir savitą populiariausių Čilės gamintojų vyną. Frontera vynai pasiekė svarbiausias pasaulio rinkas daugiau kaip 105 šalyse visose žemynuose. Šiuos vynus atstovauja žymiausi ir didžiausi Čilės vyno gamintojai Concha y Toro. Mes didžiuojamės pristatydami Čilę visam pasauliui ir supažindindami su 4 unikaliais gamtos stebuklais. Ir štai, baigiantis šiai kelioniai, viskas yra kitaip, nes tai buvo pradžia, kur kas geresnės kelionės pradžia. Frontera, Čilė tavo taurėje.